bet bilietų tikrų nebuvo mulkio. Likai tu vietoj, ne vieną kartą, gal pasimokyt, seniai jau laikas skristum. Tu į New Yorką, pas Elon Muską. Jie realiai nieko nenusimano politikoje, absoliučiai. Aš noriu pasakyti, jūs eikit, mokykite, paskaitykite ir Juozaičio. Jie nieko nenusimano apie politiką, tiesiog atvaryti ir viskas. Ir tavo religija. Pas Elon Muską, bet bilietų tikrų nebuvo mulkio. Nematomas koncertas. Likai vietoj, ne vieną kartą, gal pasimokyt. Nuo pasažio, nuo pat atgimimo, 35 metai, žiūriu kasdien žinias, nusimanau apie politiką. Mačiau, kiek čia šūdų gabalų pristeigė partijų. Pažiūrėk, Remigijaus trečia partija, trečios partijos pirmininkas. Baisiai čia perėjo. Čia to išvirsta galvės. Bėdos nebuvo, važiuokit namo, pardavė Lietuvą ir gėdos nebuvo, važiuokit namo, 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 Remyga namo, 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 Remyga namo, pardavė Lietuvą ir gėdos nebuvo, važiuokit namo, pardavė Lietuvą. Aš galvoju, kad tų debilų mažiau yra. Namo, Remyga namo, 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 Remyga namo, pardavė Lietuvą ir gėdos nebuvo, važiuokit namo, pardavė Lietuvą. Čia ne tik susirinkimas vyksta, bet čia yra įstaiga viešoji. Prašau netrukdyti savo garsu normalaus įstaigos darbą, gerai? Draugiškai. Teisinga pastaba. Šiaip tai prašome lauką, jeigu jūs norite dainuoti. Labai teisingai. Bet jeigu galite trukdyti, tai žinokit, gali būti taip pat imtasi. Ta prasme, čia yra įstaiga, jūs negalite kelti triukšmo, negalite trukdyti įstaigos darbą. Aš jūs įspėju. Kitaip gausit administracinę baudą. Savo nuomonę išsakyti galit, gražiai, Eikit, pašalkit į lauką. ta prasme, jūs negalite Viso geriausio, sėkmės su nelengvam darbe. Ką darysi? Įdomu buvo. Aišku, teisingai. Reikia dalyvauti, reikia. Aš noriu objektyviai pasižiūrėti situaciją. Elon Muską, bet bilietų tikrų nebuvo mulkio. Likai tu vietoj, ne vieną kartą, gal pasimokyt, seniai jau laikas skristum. Tu į New Yorką, pas Elon Muską, bet bilietų tikrų nebuvo mulkio. Likai tu vietoj, ne vieną kartą, gal pasimokyt.